Gavome porą telefonų, Jo. Nokia X-ai, naujas Nokios produktas su Androidu. Galima pasidžiaugti, kad esame pirmieji Lietuvoje, kurie jos gavo. Jo, tiksliau ne Lietuvoje, bet lietuviai. Lietuviai. Tai va, dabar bandysim unpackinti. Filmuot galiu. Žinoma, galiu. Taip. Taigi, dėžutė yra standartiškai telefonas. Nokios dėžutės visą laiką popierinės. Recyclable. Gerai. Nežinau, kas čia dabar. Va. Baterija. Kroviklis. Nokios. Ausinės. Ir balta instrukcija. Užrašų knygutė. To be exact. Pavadinkime tai užrašų knygutę. Jo, kaip ir viskas. Tiek. Tai vat. Ok. Turim telefoną. Atsidaro kaip 820 alumė. Palaukit. Atsidaro. Baterija. Nu ką. Kadangi telefonas orientuotas į Kinijos rinką ir į The Next Billion, tai yra du SIM kardai, du SIM card slotai, dual SIMas ir microSD kortelės slotas. Jo, įsijungia, gerai. Labai gerai, kad įsijungia. Netgi pabandysiu nuplėšti šitą daiktą. Va, koks shiny. Kadangi jau buvom išpakavę kitą, tai žinom, kad garsas ir ekranas yra tikrai įspūdingi. Ypač atsižvelgiant į tai, kad šitas telefonas kainuoja 79 eurus. Tai yra mažiau negu 300, ne mažiau negu 400 lietų. Ne, mažiau negu 400. Tai kažkiek. Taip. English. Welcome. Device activation left. Swipe from left. Jo, ok. Ai, čia jisai tą ir sako, ar ne? Nu. Androidas. Jo. Ok, please wait. Kaip matot, dual SIMas, tai rodo, kuri kortelė yra, kurios nėra. Šiuo atveju nėra nei vienos. Nu, oi. Kaip matot, yra ekranas labai ryškus. Aš sugebėjau kažkokį geimą pirmai įeiti. User interface'as yra Windows Phone-inis. Na, bent jau atrodo kaip toks. Bet telefonas yra, nors ir androidinis, jisai nelagoja. Nors ir androidinis low-endinis, jis nelagoja. Ateina su 22 preloadintais appsais. Tai yra geimai, Nokia navigacija, Nokia Here, Facebookas, Twitteris, Skype'as, na ir browseris, aišku. Šiaip labai faina video ir audio kokybė, tai gal ten yra filmukas, man atrodo, galim paleisti pažiūrėti, kaip strodys. Aš nežinau, tą pažiūrėsim. Yra file readeris, yra Viberis. Taip, number one managing, 30 dienų trialas. Connect your clouds, gal vėliau. Ok, SD kardas. Na, tipinis Androidas. Turi visus failus prieinamus. Va, movies. Nokia World, na. Kaip iš tokio telefono, tai... Nežinau, tai yra unikalu. Mes lyginom šitą Nokia Lumia 820 ir šitą, tai net nežinau, kurio geresnis garsas. Gali būti, kad šito. Nes labai neblogai žemus dažnius perteikia. Ekranas yra tikrai ryškus.
nežinau, ar tai matosi video, bet ekranas yra labai ryškus. Lago jokio nėra, čia HD video. Ir kaip už 7,9 ar 8,9 eurus, man atrodo, šitas 7,9. Jo, už 7,9 eurus telefonas, ko daugiau reikia. Nerealu. Kamera yra ne pati geriausia. Kamera yra 3 megapikselių. Nu. Taip. Na, kamera nėra pati kokybiškiausia, bet vėlgi, kaina, kokybė, sakyčiau, labai neblogai. Turi vieną mygtuką ir turi 2 skrynus, tarp kurių vaikšto ant jos spaudžiant. Back mygtuką, parodom, labai fainas toks. Yra tik vienas mygtukas, jo. Spaudžiant tarp jų tas pats, kas vaipinant main menu. Turi recent appsus, kuriuos naudojam. Tarkim, žiūrėjom galerijoje šitą fotkę, tai jisai rodo, kad mes ją žiūrėjom. Geras, šito nebuvo radęs. Pasirodo, galima greitai įsijungti alarmsus. Nice. Šiaip pati stilistika labai faina ir graži tokia. Jo. Iš Windows Phone labai daug kur sudėtas šitas funkcionalumas. Nežinau, ar Android'e šitams anksčiau būdavo ar ne. Man atrodo, kad kitose platformose netiek. Bottom menu. Ir app baras. Tai, nežinau, veikia telefonas tikrai labai gražiai. Turi geimų, turi appsų, šiandien supublišinom į storą naują. Jo, tiesa, turi savo storą. Google Play'us yra not accessible čia, bet už tai tiesiog jie netaiko į tą marketą, jie tiesiog taiko į Kinijos marketą. Jo, prie interneto dar neprijungta. Kas smagu, jisai yra moderuojamas, reiškia, kad tai nebus kažkoks šiukšlynas, nes kiekvieną appsą turi patikrinti ir patvirtinti darbuotojai. Jo, Nokia patys tvirtina viską. Stengiasi išlaikyti kol kas tikriausiai Windows Phone kokybę appsų. Na, bent jau kažkiek. Ne tiek, kad visiškai bet kas būtų. Šiandien nuportinom krūvą appsų. Tiesiog pasiimam APK failiukus. Svarbu, kad būtų net debug signed. Sudedam į SD kardą ir naudojam. Veikia net Androido hakai. Tai tikrai Androidas veikia po apačią. Šiaip Nokia nerašo, kad about phone, kad ant kurios versijos tai yra based, jie turi savo versiją softo ir tiek, tiesiog palaikys savo versiją. Nežinau, kiek jinai bus compliant su visų Google stuffu. Šiaip tiesiog padaryta visi servisai, kurie yra Google naudojami, tai perdaryti jie, kad naudotų, tarkim, jeigu Mapsams, tai tikriausiai Here Mapsus. Beje, Mapsai veikia labai gražiai. Tai varsime, kaip ant tokio device'o jie be lago veikia, tai nežinau. Tik tais reikia... Jo. Čia perskaitom, kaip visada. You need to set up data connection. Nu jo. Ok, kadangi pas mus labai ilgas Wi-Fi'os passwordas, tai gal vėliau. Taip, turim kitą, galima kitą padaryti. Jo, gerai. Tai turim kitą jau susetapintą, čia yra vienas. Antras mūsų Facebookas, dar kažkas. Šitie mapsai yra Nokia's downloadable, veikia offline, bet tiesiog parsisiųsti reikia vis tiek. Jie renderina realiai be lago. Visos Nokia's Here funkcijos kaip ir irgi veikia.
tiek offline'as, tiek online'as, tiek public transportas ir visa kita, public transport. Barcelonoje šitas veikia, Lietuvoje nelabai, bet Barcelonoje beje išbandėm Nokijos public transporto funkcionalumą navigacijos. Tai labai gražiai parodo, duoda tiesiog maršrutus, kuo važiuoti metro ar kur eiti, jeigu norit. Tiesiog šalia mūsų visiškai yra stotelė metro. Tai rodo, kur įlipti, kokias stotelės važiuoti, kurio išlipti, į kurį leiną pereiti ir kiek vėl stotelių važiuoti ir kaip atsidurti iš vienos vietos į kitą. Tai veikia tiesiog puikiai. Nežinau, turi būti pakankamai kvailas žmogus, kad nesuprasti kažko ten, tai kaip ir tiek. O, net eina savo, jie net ir čia sudėjo šitus 3D modelius visus ant mapo. Nu, nice. Tai va, tai visas šitas dalykas veikia offline. Ir telefonas 79 eurai. Yra 3 versijos. Šita yra pigiausia ir paprasčiausia. 79 eurai yra tokio pačio form factoriaus, tokio pačio dydžio 8-9 eurai. Šiek tiek geresnė, daugiau atminties, daugiau dar kažko. Procesorius, man atrodo, visų toks pats. O gal ir ne. Negaliu garantuoti. Ir didesnė, tai yra, šita yra 4.3 rods. Ir yra 5.1, man atrodo, 5.1 solio. Tai ta yra brangiausia, 109 eurai. Ir tiesiog Nokia taiko į below 1000 rinką Kinijos. Tai yra, kad mažiau negu 1000 juanių. Ir 109 eurai, tai yra ten 900 kažkiek ten tų juanių. Tai šiaip atrodo produktas visai pavykęs. Na, UI'us visiškai pilnai Windowsinis, Microsoftinis. Galit persidėlioti lygiai taip pat. Šiaip atrodo patogus. Nežinau. Phone. Emergency calls only. Na taip. Kontaktai, kiek supratau, sinchronizuojami plius minus taip pat kaip Windows Phone. Tačiau tikrai daug funkcionalumo Microsoftas perkelė. Na, Nokia Microsoftas. Vis tiek jau viena chebra. Tai vat, tai kaip ir tiek.